Drauge padėk, kaip angliškai pasakyti atversti naują gyvenimo lapą? Kai tu kalbi apie naują gyvenimo etapą, vartok identišką anglų kalbos posakį to turn over a new leaf. O kodėl ne turn over a new page? Aš visada galvojau, kad leaf tai medžio lapas. Mes juk gyvenimą čia palyginame vaizdingai su knyga, o ne su medžiais. Teisingai, tik page anglų kalboje reiškia lapą kaip puslapį. Tai yra viena lapo pusė. O štai žodis leaf vartojamas kalbėti apie fizinį popieriaus lapą su dviem puslapiais. A, dabar supratau. Aš noriu atversti naują gyvenimo lapą ir vėl pradėti mokytis anglų kalbos. I want to turn over a new leaf and start studying English again. It is always good to turn over a new leaf and start something interesting.